Bumšpakis, energetiniais vertės, aišku, tai čia nulis iš jų, bet sušildo labai gerai ir palapinė labai gerai sušildo. Tai šausiu bumšpakį, žiūriu, o dabar į žemėlapį, dėsiu dabar žemėlapį iš ten ekranų. Mano maršrutas šiandien, dabar iš čia kiek atsimenu, pažiūrėti į žemėlapį, tai vareisiu į Dinaną, paskui iš Dinanų kažkur ten irgi į vakarus, į tą iškišulį. Žiūrėsim, kas pralankytinos vietos tai yra, apsuksim, šiaip turėtų būti neblogai. Šildausi. Užsikūręs šitą. Valgysiu sriubelę. Dar karštas, tai prie lūpų dėti nelabai dar galiu. Atsikėliau tai šiek tiek sušalęs. Lengvai. 6 laipsniai buvo. Buvo 6 laipsniai naktį ir pasileidau čiužinys truputėlį ir pradėjau liesti su nugara žemę ir tada jau, reiškiasi, nelabai buvo faina. Bet pabudau, dasipūčiau čiužinį šiek tiek ir iš tikrųjų pradėjau čia konstruoti. Lemą nenoriu pradeginti palapinės, bet tikiuosi gal neturėtų čia per tokį aukštį. Ką krauliuk su replėm čia darys, dėsis į paštetų. Ką tau užteks? Darysim kažkokį su muštinuką dabar su paštetu. Vakar tokį paštetą nusipirkau Prancūzijoj, neblogas.
Su kempingavimu tai problema yra ta, kad labai užtrunka laiko susipakuoti viską, kol atsikeli, kol žodžiu, eini, atsilieki savo reikalus, kol išsiplauni dantis, pasidarai pusryčius, kol susilankstai palapinę, susipakuoji viską atgal lygiai taip, kaip buvo. Jeigu pasiimi per daug daiktų, tai paskui taip sunku viską sugrūst atgal į tą patį. Tiesiog visai mordai. Tiesiog sudėtinga yra. Susikroviau, susipakavau viską. Čikšt. Nusistačiau maršrutą, varau link Dinanų dabar. Jau nesirengiau raidinimo kelnių, dėjausi džinsus kevlaro ir nesidėjau po apačią. Jau anderlėjo irgi nesidėjau. Dėjausi antkelius. Labai sunkiai antkeliai užsideda iš tikrųjų. Nežinau, motokroseriai, parašykit komentarus, jeigu žiūrėsit, kaip ar ir kažkoks būdas užsidėti tuos antkelius greičiau, nes toks vaizdas, kad antkelius pirmiau, o paskui kelnes užsidėti lengviau. Perkabinu tą huką. Žodžiu, šildom. O, degaliuko. Dabar, kad vakar važiavau atgal ir rodėjau 40 km, tai čia immediately reikia. Čia. Kiek kilometrų? 13. Gerai. Turėtų užtekti. Bet jau pavojinga. Šiaip nindzai nemeluoja. BMW turėjau prieš tai F800 GT. Pas BMW iš vis kažkaip ten įdomiai padaryta yra, kad tik tai nuo pusės bakų. Kada mažiau negu pusė bakų, tada pradeda rodyti, kiek benzino likę, kadangi bakas būdavo čia kažkur gale dėl svorio ten sumetimų. Tai ten būdavo ir jis meluodavo. Varom link Dinanų. Le papa, le sisi, le moto. Hop. Neatsisveikinau su prancūzais. Aua! Maladė žmogeliukai. Pasišnekėjom vakar dar. Žodžiu, ką? Varau link Dinanų, ar laidą dar reikia atiduoti. Orai tai praneša visą savaitę, kad bus puikus. Žiūrėjau vakar per programėlę, tokia labai gerą programėlę naudoju, labai retai kada paveda. Praktiškai minučių tikslumu rodo lietų. Tai rodė, kad visą savaitę nebus iš vis net debesų, ne kad lietaus nebus, o nebus debesų. Kokšt. Reikia atiduoti laidą. Maestro. Thank you, all the best to you, yeah? Thank you. How was your night? Was good, yeah. You too, man, boy. Tada vėl laidą, žmogeliuks, šiaip tai iš tikrųjų pirkt reikia visur tuos laidus, blemba, aš nesuprantu, kempingas ir... Bet jau jie visur labai jau siūlo. Pirk. Pirk ir mirk. Siūlo. Jo, žodžiu, tai ką? Važiuojam į kelią. Grandinį patepta, vakar pasitepė užvažiuojant, šiandien žiūrėjau, tai nors aš jau čia nuvažiavau tų kilometrų, bet žiūrėjau, labai blizga, viskas liuks. Oi. Ką, Prancūzija? Pirmas rytas Prancūzijoje. Šiaip kiek esu čia keliavęs, labai faina. Nežinau, kas gyvenat Lietuvoje, gal tai ir Lietuvoje faina, bet kada aš gyvenu Anglijoje, šiaip Anglijoje irgi gamta yra pakankamai graži, bet jau per daug metų gyvenimo Anglijoje jau. Nu, tiesiog jie nemyli to savo šalies, taip kaip myli lietuviai savo šalį, kaip myli prancūzai savo šalį, kurie žmonės yra tikri nacionalistai. Aš nežinau, iš tikrųjų nesu anglas, nežinau ar jie yra ar nėra nacionalistai, bet aš tikrai žinau, kad jie savo šalies ant tiek nemyli. Tai
Kadangi man iš tikrųjų arti yra nuo Anglijos čia persikelti su keltu 6 valandos ir aš tai randuosiu tokiuose vietose, tai man yra nerealu. Aš pasidarau kelis projektus, išsitaikau savo kelias laisvas dienas ir važiuoju. Šildom padangas. Šildom vyrai. Gurilovidžiau. Linkėjimą. Man saka. Šildom. Čia vakar važiavau antro šį parduotuvę. Čia jo. Paskui grįžau jau ten kitu aplinkeliu. Ten rašė vienu šito 17 minučių, nuo 16, bet ten aplinkelis ten šiek tiek paspausta eina tai. Tai šiek tiek atsukau rankinėlę ir ten 16 minučių gausi 8. Šiaip buvau droną vakar pasikėlęs, bet pamiršau paspausti rekordą. Ir čia aš skraidžiau, su juo grįžau ir čia galvoju, nu ką čia įrašė ir iškart su tą mintim supratau, kad aš nepaspaudžiau net, kad man įrašinėtų. Ir galvoju, jau po visos kelionės taip norėjau atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais, kad galvoju, jau čia atgal dabar nevažiuosiu, per naują nedarysiu. Tai tiek ką į kelią. SP95, kažin čia man eis. Prilašėja. Reikia atsargiai, hebra, nežinau, ar žinot. Greičiausiai žinot visi, bet kur būna prilašėja, pasistatai, pervažiuoji, apsineša padangos ir gali išvažiavęs ploti. Oi, per arti pasistačiau. Cak, pilam kurų. Užsipylim benzinėlio, 16 litrų tilpo, tai dar šiek tiek buvo. Bet jau taip galais važinėti, o žiūrėk padaryta pasilipimas. Pas mane kaip kojos ilgos labai. Tai man gerai, kai tokį padaryti. Nu, žemės siekiu dar. Hop. Kyla. Lengva jau. Ratukas priekinis, hople, centimetrus 2. Nu kon, mirinam link Dinano, to jau dabar tu minėtų Dinanas. Link Dinano važiuok, Dinanas. Kvimperas paskui, Kvimperas. Kas vieni keliaujat, mane supras, kai pradeda rauti. Pradedi su savim šnekėtis, tada jau būna pasiektas lygis. Mont Michel. Kas nežinot, Mont Michel tai yra toksai, kaip nežinau, pilis miestas. Labai nedidelis. Oi, bet jau kvapas. O Jėzus Marija, kaip tėviški užnešė. Nenoriu reiškiasi sakyti kas čia, bet tėviškis kvapai. Tai taip, Mont Michel tenai toliau yra, bet unfortunately dronų negalima kelti iš tose teritorijose. Jiem prancūzai pasidarė, kad iš tikrųjų aš buvau tenai nuvažiavęs kažkada praeitais metais, gal praeitais. Buvau nuvažiavęs aš tenai ir tenai neina privažiuoti prie to Mont Michel. Tenai turi pasistatyti, sakykime, transporto priemonę, kurią atvykai ir turi sėsti į autobusą, kadangi ten parkingas yra toli dar keli kilometrai, daugiau negu keli kilometrai galbūt nuo to Mont Michel ir tu turi sėsti į autobusą, išsipirkti bilietą, išsipirkti tą entry, nežinau, le entrée, tiketue ir reiškiasi, arba eiti gali pėsčiomis nuo to parkingo, bet ten keli kilometrai ir žodžiu, čia jie tai padarė, kad tu čia atvažiuoji, pavyzdžiui, galvoju, matyt tenai. Galvoju, aš blemba droną pasikelsiu, ką man reikia. Pipės, štai eina, nuo ten kažkur eina žmonės. Štai takelis. Aš jau čia išbandė šitą reikalą. Čia, ta prasme, tu turi paskirti dieną. Mocų neina tai palikti ten aikštelėje kažkur, nežinia kur. Nu kaip, eina, aišku. Bet ką dabar man nešti, šalmus, triukės, viską ten pamatyti miestą, tai galvojau, vienu žodžiu, galvoju, pakelsiu droną. Nieko man neišėjau pakelti dronų, kadangi drono restriction yra. Yra draudimas, negalima kelti dronų. Ir tu jo niekaip nepakelsi, o dar jeigu ir pakelsi, tai jaučiu šautų baudelę, tai maža nepasirodytų. Vat aš šičia esu buvęs. Bet čia tu privažiavęs nieko nepamatai. Nu kaip, sąlyginai, aišku, nieko nepamatyti neina. Ir štai jau čia vyksta kažkokie apsukimai.
Le Entre. Tu ten man rodi, ką tu nori, seniukai, aš važiuoju, kur man reikia. O, štai. Čikšt. Aš gal netgi iš čia dabar pykštelsiu. Čia 50 greitis buvo. Žodžiu, traktoriai tai yra, pamatau vėžės ir ne iškart nesinori, norisi atleisti rakanėlę. Čia plytaitienį, čia negalima. Ant šaligatvių, takšt. Bando prieš eismą, хуй с ним. Varom. Čia žiūrėk, eina važiuoti, aš čia iš tikrųjų ir ketinau važiuoti. Ui! Ai, čia iš anos pusės kur tenai, bet čia aš įtariu, kad bus vienpusis eismas. Aha! Taip, tikrai senas miestelis. Jau man įsijungia, girdžiu. Aušintuvas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Varom toliau. Daug kartų minėtas Dinanas iš tikrųjų. Atrodo, kad čia vis bus neblogai. Taip.
Nu, tačiau užkišai tai jau drąsiai. Nenorėjau pypti iš tikrųjų, nes čia nepypė niekas. Prancūzijoje čia jie ramūs labai kažkokie. Anglijoje tai čia jau būtų apipirštavęs. Būtų apsidaužę langus, veidrodėlius ir... Šiaip tai čia labai jau gražus miestas. Nesitikėjau iš tikrųjų. Wow. Žmonės va geria alų. Oi. Oi. Hop. Čia reikėtų apsisukti kažkur. Mano kojos, kai trumpos, tai man taip ant nuokalnys labai pavojingai yra. Nes paskui vienos kojos viso mocos paniersų, viso mano svoris ir būna kartais sunku. Gražus miestelis, geras stopas buvo, bet kiekvienas tas stopas atima labai daug laiko. Koks čia greitis leistinas? 30. Gal čia šiek tiek ir daugiau važiuoju negu leistinas greitis. Aš daug iš tikrųjų tų vadinamų spotų randu, kur būna ant navigacijos rašo, kad tau ilgiau užtruks šituo keliu važiuoti. Tai aš dažniausiai renkuosi tą ilgesnį maršrutą arba kur, reiškia, daugiau laiko jisai tau truks, bet dažniausiai tai patenki į fainas vietas kažkokias. Labai daug kartų esu taip pataikęs. Tai nerealius iš tikrųjų. Prancūzijoje kaip Normandiją dariau. Dauvilis buvo, o aš net nežinojau apie Dauvilį. Ir aš turėjau apvažiuoti tą miestelį ir galvoju, davai, įdomus toksai pavadinimas, kadangi žinau, kad Honda yra pavadinus vieną iš savo motociklų Deauville. Ir man kažkaip asocijavus, aš galvoju, girdėjęs esu ir reiškiai užsukau į Deauville, jau ten yra po Monako antras brangiausias miestas Prancūzijoje. Nu, kas nebuvę, įdėsiu dabar žemėlapyje, kuris randasi, aplankykit, nes tikrai vertas dėmesio, labai daug fachwerk vokiško to stiliaus, kur medis su plytom ir su cementu maišytas stilius. Tai labai gražus iš tikrųjų miestelis ir po to karto paskui žmoną dar buvau nusivežęs, kad reiškiasi pamatyti, nes tikrai vertas dėmesio. O ką, maršrutas keliauja toliau, man liko dabar iki Kvimperų, man atrodo, rašo 1:12. Irgi rinkausi ilgesnį maršrutą, buvo vienas, nuo Dinano buvo vienas maršrutas, man atrodo, vienas buvo valandą, 48 gal, o aš rinkausi kur virš 2 valandų, buvo 2 valandos 15 gal, bet veda labai gražiais keliukais ir tai yra tai, ko man reikia.
Atvažiavome į mūsų tą tarpinį next stopą. Guingamp. Pavadinimas čia. Guingamp. Keistas pavadinimas. Bet Prancūzijoje ką? Štai čia rodo jau man Čia Guingampas, čia šiaip reikėtų apsukti gal kokį ratuką. Pasižiūrėti, kas čia per miestelis. Ir kur čia jo Le Chanton. Čia iš tikrųjų jiems nepatinka, kada kokiam senamiestį ar kažkur, kada tu gazuoji. Aš jau pastebėjęs šitą, jie tada žiūri į tave, tu kaip čia tipo neatitinki jų vaibų, reiškiasi jau. Žmonės jau kumščiuoja, nepatinka, kada išsišokinėji. Šiaip tai gal reikėtų bokalėlį kokį nors reiškiasi atsigerti. Tokia proga. O, Le Chaton nėra, o čia gal ir Chaton, o, tai čia neprastai. Keliausime toliau. Čia apsigavau šiandien, iš tikrųjų galvojau, čia porą valandų likę iki to Kvimpero, čia pasirodo buvo iki to Gvinamo. Dabar pasižiūrėjau, kempingą nenoriu vėl šiknoj miegot kažkokioj. Tai dabar ir beveik 6 ir dar man 114 km. Valanda 48, tai I'm not the happiest person about it. Bet biškį sėdi iš tikrųjų yra, bet, tai vienu žodžiu, yra kaip yra. Čia kaip tilpsiu, taip turėčiau. Lemba buvau dar sugalvojęs droną pasikelt šiandien kažkur, bet spėju, kad, nežinau, žiūrėsiu, bet manau, kad jau mažai laiko lieka. Tai manau, kad judam link to Kvimpero, ten kažkur netoli. Šiaip buvo key pointas dėl to, kad nebenoriu tam kempingė miegot kažkur. Čia buvau radęs kempingą, o netoli kažkur kažkokį, bet man tas iš tikrųjų kempingą buvau radęs jo, bet čia kažkur netoli ir jisai irgi bus tas pats, toks pats kaip kuriam buvau ir man nebeimponuoja. Ai, vištelė, eikite. Tai noriu kažkur normaliai, kad būtų. Normaliai tai yra kažkur prie jūros arba kažkokioje tokioje vietoje, ne kažkur prie miesto, nes lengvai apskemintas tada jautiesi. Tai ką į kelią?
per tą tiltą čia važiuoju. O Jėzau, koks grožis. Kas čia per miestas? Wow, nice, labai nice. Man šitaip labai patinka. Nu. Patinka, bet reikia važiuoti toliau. Į žiedą, iš tilto. Wow, koksai eismas. Bandom aplaužti šitą galinį stabdį liečiam. Wow, blemba, ten irgi gražiai atrodo. Sorry, kebra, sorry. Kartais biškiai užgazuoju ir... Wow, jūsų ekscelencija. Wow, kažkokiam iš vis, ta prasme, random miestelį, blemba, toks ir įriestas tiltas. Žinai ką, blemba, aš dar čia nuvažiuoju. Čia viena iš priežasčių, dėl ko man patinka Prancūzija. Et c'est OK. Hein? Madame, merci Voilà. beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Merci. O, pamiršau pirštinę. O, merci beaucoup. Bonsoir. Sanitariniais kažkokios dienos čia pas juos tvarko, čia viską, čia neveikia. Vienintelė diena per visą gegužę. Bet madam man suorganizavo, perskambino. Čia būčiau iš tikrųjų važiavęs per tuos viešbučius, ne viešbučius, su tuos kempingus ir būčiau, gali būt, kad aš neradęs. O čia man jinai perskambino vietoje, čik, čia sako, aš čia skambinu. Davai, džentelmenas yra čia, jisai vienas tipo ir šiaip užsidarė jie čia būna. Aš užmiršau, blemba. Sako, čia džentelmenas atliks. Ir atvažiuos ir vienu žodžiu priimkit visi. O, gerai, tegul atvažiuoja, nes čia greitai užsidaro, mes davai varau. Hop. Čia visai netoli. Hop. Tuoj, kelios minutės būsim vietoje. Kažkaip per mėnesį vieną dieną, kur yra sanitarinė ir aš pataikau per ją atvažiuoti. Ir čia kiaulystės dėsnis Prancūzijoje yra, sakau, čia su nuotykės visada. Tai vat į antrą dabar atvažiavau irgi, iš tikrųjų pirmas galvo prie jūros bus ir mane nukreipė ten močiutė greit, madam, merci, tik pok, persuko, karočią numerius kelis ir važiuok čia, sako, oba, ateik, yra. Neutralinis, o irgi prie jūros, maladėc, čia biškį dūriau. Camping de Leroy's. O kur yra?
Žodžiu, nuotykė nesibaigė. Močiutė ne tą kempingą nurodė, bet gerai, kad jinai man davė, davė telefono numerį, kuriuo jinai skambino. Reiškiasi, tai dabar aš pabandžiau surinkti tiesiog tą telefono numerį, kad skambinti ir man išmetė visai kitą, čia visai netoli, 5 minutės nuo čia, bet kažkoks camping Menez de plage, camping Menez de plage, tai ir štai ir dar vienas nuotykėlis, oplia, į bagažinukę įsimetam, hop, no, balandėlė, geras ženklas. Oi, čia pridrapstyta gražumų. Karočią, varom į kitą. Not there, in this part you can see. Yra bent jau blemba pičą gavau prie jūros. Pasistatau palapinę ir einu kimarin. Darysiu štai pastą. Čia su tipo su sūriu ir panceta. Neblogai bus, garantuoju. Dešrą įsipjaustysiu. Prezidentas nuosėda yra. Turiu pašteto, nežinau, dar ar geras, tikiuosi, kad geras. Turiu duonos lietuviškos. Pirmes. Urtė iš stovyklos. Paskambink man, aš tau galiu padėti. Va. Turiu irgi kažkokių dar čipsekų. Mushrooms. Davai, fokusuok, bliavom. Turiu. Oi, nemačiau. O, štai kas išdyksta dar. Alyvuogės. Oi. Turiu dar porą alaus. Bet bandau pasitaupyti. Bet manau, kad čia iš tikrųjų... iš tikrųjų, kad čia taupyk netaupės, jau čia aš nepritaupysiu to alaus. Jau labai mažų buteliukai, bet čia man atrodo reikės į šauti raufiders, jinai mėgom. Pavalgyti reikia normaliai, pasilčiau palapinę, nuėjęs apskraidžiau. Su dronu apsifilmavau, apsifotkinau. Ai, toksai. Toksai menininkų laisvalaikis.
motoriukai, peiliukas, čik dujos.